Labas visiems, ką šiandien toks modeliukas atkeliavo į Skvarną per brūkšnelį KTM 690 hybridas. Tai mocas su dideliais ratais, su tokiais šupotais ratais dar sukti neteko, čia žiūrėsim kaip čia seksis. Tai reikalas toks, pirminis prašymas sureguliuoti, padaryti, kad mocas dirbtų vėsiau. Tai nusiskundimas toks, kad prie apkrovos, ant apkrovų ten kažkur biški užklimpus pastrigus, žodžiu, labai pradeda kaist. Ir nori pabandyti šitą problemą išspręsti. Tai matuosim, žiūrėsim, kokie čia pasikūro mišiniai, gal labai mišinys liesas. Čia daryta modifikacija kažkokia, kažkas išimta dėžė, toliau čia toks plaunamas kandonas yra. Toliau kas čia dar? SAS sistema yra užblokuota. Tai mocas 20 metų, kai varys technikinę, įdomu kaip jam bus. Ar jis praeis ar nepraeis. Tai lambda zondas, jis yra pajungtas dabar, bet žmogus turi apgaviką, kuris eliminuoja lambda zondo klaidą. Tai va, tą apgaviką pajungus galima sureguliuoti, kaip pasakyti, žemiausias zonas gazo pasukimo ir kad mocas dirbtų, kaip pasakyti, tolygiau sklandžiau. Kuriem būna galimybė išprogramuoti tą visą dalyką, jeigu eina išprogramuoti, tai to apgaviko nereikia tada, bet ne visi, kaip pasakyti, ne visi softai turi šitą opciją. Tai variklio kompas randasi čia. Analogiškai kaip 690, nesenai įkėliau video, kompas lygiai tokioj pačioj vietoj, kompas lygiai tokio pačio modelio. Tik aišku, programiniai reikalai yra kitokie biški. Tiesa, mapai taip pat du. Pasana irgi buvo lygiai toks pats valdymas, pirmas, antras mapas. Toliau kas čia dar? Toks jisai čia, manau, naudoja pagal paskirtį šitą motociklą, nes čia tokių pridaryta modų. Matyt, kur po bekelę duodasi tenais konkrečiai. Čia apsaugos visokios, žodžiu. Galimai kažkur dalyvauja žmogus tenais varžybose ir kokiuose renginiuose. Tai va, konfiguracija tokia pati kaip ir 690, tai elektroninė sklendė ride by wire. Viskas valdosi kompiuterio pagalba, jokių trosų, nieko nėra. Tas analogiškai irgi tas tetris toksai, kur buvo irgi pasana SMC modelį. Tai, jie labai giminingi yra, tiesiog aišku šitas biški galimai gal aukštesnis, ratai aišku netokie. Tokius mocus man čia vienam biški kartais būna sudėtinga užsivaryti. Tai išmetimas Krapovičius. Lygiai tokia pati forma kaip pas mane ant Kawasakio išmetimo. Vienas cilindras, aišku. Navarotas pas tokį. Du bakai yra. Prisijungia kažkaip, rodė vienas, antras. Žodžiu, man to nereiks, bet šiaip. Tai va, šitas reikalas atrodo taip. Žiūrėsim, ką čia galima padaryti. Tai priėjimas, manau, prie jo bus nestandartinis, kadangi jeigu mocas labai kaista, tai reikės kūrą koreguoti biški nestandartiškai. Kadangi čia biški toks irgi purvinė. Čia kaip ir jam aušintis nelabai yra realiai iš kur, radiatorius, pusė radiatoriaus uždengta su sparnu. Tas plasmasės irgi nelabai čia duoda tokį efektą superinį. Žodžiu, tai realiai yra sportinių radiatorių. Tikrai pagal užsakymą gamina aliuminiai radiatoriai didesni, su didesniais koriais. Ir tam dalykui, manau, tikrai padeda. Tai dar aušinimo skystį taip pat galima pilti nestandartinį. Tai ne tas, kur ten žalias ar būna oranžinis koks. Bet tokie būna, pavyzdžiui, kaip pavyzdys Engine Ice toksai yra. Jisai, kaip pasakyti, užverda prie aukštesnių temperatūrų. Analogų yra ir kitų firmų, man atrodo, ir Motulis kažką turi. Tik pavadinimo neatsimenu. Pas mane patį Engine Ice yra supiltas. Tai pastebėjau tikrai, kad variklis šiek tiek vėsiau dirba. Tai šito moco visiškai netikslas nelaužti galę kažkokią ir panašiai. Žmogus pasakė, man galės nereikia. Jam reikia tiesiog padaryti, kad mocas dirbtų vėsiau.
Nu, bet aš šiek tiek įkalbėjau, kad padaryti šiek tiek galingesnį, daugiau dinamikos, kad būtų. Matysim, kaip čia bus ir žiūrėsim, akcentuosim kūro sistemą. Tai va, kol kas tiek. Na ką, darbas baigtas, prastestavau, sureguliavau, liko paskutinė korekcija. Gavosi neblogai, prieaugių yra, kai kur tikrai labai žymus kaip tokiam motociklui. Tai kaip ir sakiau prieš tai, čia ne tikslas laužti kažkokią galę, bet pirmas tikslas yra sureguliuoti kūrą. Tai pasirodo, mocas buvo, kaip pasakyti, ant aukštų, sukių ir iki pat galo. Nu, mišinys buvo tikrai labai neblogas, kai kur net labai geras. Viskas, kas buvo praktiškai nuo vidurio ir į apačią, buvo per liesas, per mažai smarkiai kūro, žodžiu. Tai, žodžiu, reikėjo keletą korekcijų daryti, dadėjus, pasirodo, dadėjus daug kūro, išmatavus dar kartą pasirodo, kad dar reikia tiek pat ir dar reikia tiek pat, žodžiu, kad pamaitinti jį taip, kaip reikia. Tai dabar lyg, tai aš nežinau, žmogus išbandys, aišku, savo ten sąlygose, kaip jis važiuoja, jisai pasakys, ar jam pagerėjo ta temperatūros reikalas, ar ne. Aš ant moco sėdėdamas pajutau, kadangi darau ne vieną sukimą, sustokau, kai testavus, tai kadangi išmeti vamzdis eina tenai kairiai pusiai prie kojos, nu tai tą lešką ten neįmanoma su džinsai šalia laikyti, žodžiu, tai dabar lyg tai ne taip. Lyg tai net nejaučiu, kad ten tas vamzdis yra, galbūt kažkas, bet kiek aš trumpai su jo laiko praleidau, mano nuomonė jisai pasidarė tikrai, kaip pasakyti, geresnė pusė. Kad neperspausti ten su to kūro reguliavimu, padarysiu tokią, kaip pasakyti, pirmą versiją, jeigu matys žmogus, kad dar jam ten kažkas kaista, galima bus dar šiek tiek kūro damesti kai kuriuose vietose, pasižymėjau kuriuose. Nereikės jau nei moco sukti, ten nei ant stendo kelt ir panašiai. Tai vad, dėl padangos ir sukimo ant volo žiauriai gerai. Jokių vibracijų, nieko, taip minkštai eina, kad nustebęs, aš net nesitikėjau, kad tokia padanga taip minkštai. Aišku, mocas yra aukštas ir dar ant čia pasikelia kokie, nežinau, 5-7 cemai, tai ten praktiškai nesiekiu. Nesiekiu žemės, labai nepatogu užlipti ir visą tą reikalą čia reguliuoti. Ką, gerai, turbūt einam prie skaičių. Čia yra maksimalus galingumas. Gazas, dugnas. Tai pačiam pike arkliai išliko tiek patys. Tiesiog čia biškiai yra tik dasidėję. Prie pačio ribotuvo praktiškai. 3-6 arkliai šitoj vietoj gale. Šitoj vietoj. Nuo 3 iki 4 kažkas. Newtonų taip pat dasidėjo irgi. 5. Čia yra maksimalus galingumas. Tai mocas jis nebuvo apribotas niekaip. Absoliučiai turiu menį. Ten nei sklendėm, nei niekuo. Tai čia kažką daugiau išlaužti. Kūras ant piko, matot, nuo šitos vietos kažkur kūros jau buvo, kaip pasakyti, idealios normos ribose, kas liečia atmosferinį standartinį variklį. Tai čia kažkur daugiau kažką bandžiau ten dadėti, žodžiu, to kūro atimti, čiučiut niekas ten nepasikeitė, kas liečia maksimalų galingumą. Tai čiučiut dadėjau, dėl to, kad mocas, nu, kaip pasakyti, netaip kaistų. Tai vat, biški čia tų pavyko ant pačio piko išpešti kai ką. Tai vat, toks reikalas su maksimaliu galingumu. Svarbiausia mišinys, va matot, buvo čia smarkiai per mažai kūro tose vietose. Čia yra tarpinis variantas tarp vidurio gazo ir maksimalaus gazo. Tai vat šitoje vietoje dasidėjo labai neblogai. Tai vat koks mišinys buvo, čia dar baisiau. Vat koks kalnas. Tai vat čia dar toks kalniukas liko šitoje vietoje. Tai kaip ir kažkada jau sakiau, jeigu matau, kad reikia dadėti nedaug, nebetestuoju papildomai moco, kad jo ten nekankinti ir taip toliau. Tai tiesiog toje vietoje paskutinę korekciją padarysiu, dadėsiu šiek tiek kūro ir viskas. Matuoti nebūtina, toliau jau viskas yra idealiai išlyginta.
Svarbiausia, nuimtas šitas baisus kalnas. Pykė taip pat nieko praktiškai nedasidėjo, kadangi mocas taip pat nepribuotas, bet vat nuo žemų iki vidurio dasidėjo smarkiai. Tai yra 11 arklių. Nuo 11, taip galima pasimti, nuo 3 iki 11 kažkur vat. Čia 6. Šitoje vietoje turėtų tikrai pasijusti, kad mocas tolygesnis ir ta trauka tikrai turėtų pagerėti. Neprašė kelt traukos, bet kitaip neįmanoma. Tai pasakysiu, galios augimas reguliuojant kūro mišinį yra pašalinis efektas. Tai reguliuojant ir taisant kūro mišinį neįmanoma, kad galingumas jisai nepakiltų. Nu, būna, ta prasme, kaip pasakyti, nuo moco priklauso, žiūrint koks tas kalnas ten. Per daug kūro, per mažai kūro. Būna pataisius tą kūrą, ten praktiškai jokio prieaugio nėra. Čia mocas mocai nelygų, bet šiuo atveju dasidėjo smarkiai, vat. Smarkiai, kiek čia tų newtonų? Šiam 9. 19 newtonų, tai įsivaizduokit atmosferinį, ką reiškia 19 newtonų. Kosmosas. Logiškai mid-range, vidutinis gazas ir viskas, kas yra šalia jo, kitos padėtis, ta prasme, kurios yra matuotos. Tai imu tokį tarpinį variantą. Taip pat irgi va čia matot, kiek kūro trūko. Čia jau visam diapazone realiai trūko to kūro, tai vat dabar yra irgi analogiškai viskas idealiai išlyginta. Vat šitoje vietoje dadėsiu, taip pat kaip ir skrinšote prieš tai. Tai va čia dasidėjo jau ir pykė 6 arkliai, čia 10 arklių. Kiek 6, 16, 18 newtonų. Žodžiu daug. Tai čia viena iš mažiausių gazo padėčių, mažesnių. Tai va čia buvo visam diapazone praktiškai per mažai kūro. Ant galo tik arti normos. Čia mato tokį kalną. Taip pat paskutiniai korekcijai. Darbas toliau čia viskas yra išlyginta. Biški padaryta riebiau negu standartiškai. Dėl to viso kaitimo reikalo. Tai va čia jau tokie prieaugiai minimalūs. 3, kur čia nematau net. Ai, ne, čia biškai daugiau yra. 3-5 arkliai, čia newtonų biški. 4 newtonai. Tai va, žodžiu, toks reikalas. Su šito mocu techninės pusės pavyko viską padaryti, ką norėjau. Tai čia, ką rodau, dar papildomai reguliavau tokią, kaip pasakyti, sistemą yra intake air pressure. Kadangi yra atmosferinis variklis, ant laisvų sūkių arba deseleruojant, siurbimo dėžėje, žodžiu, susidaro vakuumas. Kai duodi dugną gazą, tas vakuumas dingsta, tai intake air pressure vadinasi. Tai tą sistemą taip pat sureguliavau. Ten toks bus trumpas screenshotas, matysit, video turiu omeny ekrane, apie 0,90, 0,092. Tai ta sistema taip pat yra labai svarbu sureguliuoti, ją reguliuoju visiems mocam, ne tik šitam, tik tai daugumai, kaip pasakyti, nefilmuoja paprasčiausiai. Tai ta sistema taip pat labai atsakinga už žemus sūkius ir už deceleraciją, ta prasme, kad mocas švelniau dirbtų ir būtų tas toksai gazo perėjimas, turiuomenį, švelnesnis. Tai pa šitą mocą ant laisvų apsukų jį užkūrus arba ant labai mažų sūkių važiuojant, buvo taip pat labai smarkiai per mažai kūro. Tai manau darbas padarytas, galės žmogus protestuoti. O jeigu reiks dar kažkokių korekcijų, tai galima bus be problemų labai greitai jas padaryti. Tai va ką, turbūt padarau paskutinę korekciją, prasuku čia jum, kad pamatytumėt, paklausytumėt, koks čia jo garsas ir kaip bus viskas. Galima judėti prie sekančio darbo. Sekantis darbas toks bus biškai įdomesnis. Laukit video taip pat. Tai ką, kol kas, paka visiems.